Sveiki bičiuliai. Šiandien pakalbėsim apie ZF 8 laipsnių automatinės pavarų dėžės. Ką manau būtent apie tas dėžės ir, sakykime, kokios dažniausios problemos joms pasitaiko. Tai visų pirma, bičiuliai, ZF dėžės buvo pradėtos dėti į BMW automobilius. Iš pradžių buvo pradėtos dėti 6 laipsnių, paskui 8 laipsnių. Tai būtent noriu pakalbėti, kaip ir sakiau, apie 8 laipsnių pavarų dėžės. Mano galva, mano nuomonė, tai yra pačios geriausios automatinės pavarų dėžės pasaulyje, netgi pavadinkime taip. Jos dedamas ne tik tais į BMW automobilius, tačiau tos pačias dėžės deda ir į Audi RS modelį, taip pat deda ir Aston Martinas bei Bentley automobiliai ir daugelis kitų gamintojų. Kodėl? Todėl, kad šitos dėžės yra patvarios ir tikrai turi užsitarnausios gerą vardą rinkoje. Toks, sakykime, kas iš problemų būtų, tai jos mėgsta šaltuoju laiku skaudžiau tą bėgį perjungti, ypač irgi ant Sport Plus režimo, bet vėlgi, čia daugiau 6 laipsnių ZF dėžės. 8 laipsnių ZF dėžės jos jungia bėgius švelniau. Todėl, kaip sakant, aštriai tas jungimas toks, tai yra joms normalus dalykas, bičiuliai. Jeigu atvažiuojate tikrintis automobilį ir yra toksai, jaučiate aštresnis tas toksai perjungimas, nėra smūgis su garsu, tai vadinasi, nemanau, kad ten yra kažkokių tai problemų su ta dėže. Tiesiog jos tokios yra. Pavaras perjungia labai greitai, tas man patinka, todėl tas dėžės taip pat naudoja ir sportiniuose automobiliuose. Ir manau, jeigu renkatės automobilį būtent su tokia dėže, tai darote tikrai gerą sprendimą. Kas dar su tom dėžėm būna, tai pasitaiko solenoido gedimas, bet tai vėlgi retas atvejis iš tikrųjų. Ir kartais būna, jog praleidžia tepalą per tarpinę. Ką dar reiktų žinoti apie tokias dėžės, tai BMW vis dar gamintojas mėgsta teigti, jog šitom dėžėm tepalai nesikeičia, jie yra visam gyvenimui. Tai visiškai su šitą nesąmonę nesutikčiau, bičiuliai. Jeigu norite, kad šita dėžė važiuotų tvarkingai, jinai jums laikytų, tai sakyčiau, tepalus reiktų pasikeisti tarp 60–80 tūkstančių kilometrų. Tam tarpe kažkur, sakykime, idealiausias variantas būtų kokį 70 tūkstančių nuvažiavot, pasikeičiate tepalus ir filtrą. Na ir ką, o daugiau tai belieka tik tais tokį automobilį nusipirkus eksploatuoti, nes sakau, kad turėsit kažkokių problemų su pavarų dėže, tai yra labai mažai tikėtina. Greičiau bus problemos su varikliais. Jeigu šitas video buvo naudingas, neužmiršk pasidalinti, paspausti like, palikti komentarą bei paspausti follow, jeigu dar to nesi padaręs. O kad nesi padaręs, tai praktiškai galiu garantuoti, nes labai daug žiūrinčiųjų to dar nėra padarę. Taip kad nepatingėkite paspausti follow, nes man tai bus motyvacija ir, kaip sakant, stimulas kurti toliau video jums, kurių beje jau esu sukūręs netgi 1000. Taip kad visada užėję ant mano paskyrų rasite ką pasižiūrėti, rasite ko išmokti ir kažką netgi papasakot pasižiūrėjus draugui. Ačiū, kad žiūrite ir gražios jums dienos. Iki.